Romą palyginčiau, tarkim, nes kadangi Romoje visko pilna, ten irgi viskas, istorija ten ant kiekvieno kampo tenais, tai kur žingsnį nežengsi, taip ir jūsų bibliotekai, į kurią salę neįsi, jinai nuostabi ir knygų, kurias visas norėtum perskaityti, bet neužtektų 100 gyvenimų. Adomo Mickevičiaus biblioteką galbūt taip jau reguliariai pradėjau lankytis, kaip įstojau į žurnalistiką, nes mano žurnalistika yra antra specialybė, antras diplomas ir kai pradėjau dirbti televizijoje, rengti reportažus ir man tiesiog reikėjo daug informacijos, dar 2000-aisiais nebuvo interneto, jau buvo, bet jis dar taip nebuvo toksai taip ištobulėjęs ir teko vadovautis knygomis, daug rinkti žinių. Taip pat magistrinį darbą rašyti, tai tuomet ir pradėjau reguliariai, kaip į savo namus, lankyti šiuose Tiškevičiaus rūmuose. Kelini dalykai, ne vienas, tai be abejo, tai yra pirmiausia istorinis pastatas, tai yra atrestauruotas, remontuotas interjeras, gražu, labai jauku. Antra, pačios knygos, jos tiesiog, kaip sakiau, turi savo aurą. Ir įeini, tai jauti, kad tai yra kažkokia ypatinga vieta. Čia ir savo knygas pristatinėjau, ir čia vyksta renginiai gražus, čia vyksta ir parodos, ir netgi kieme koncertai visokie. Tai yra toks multikultūrinis, sakyčiau, galbūt ir centras senamiesčio, vienas traukos objektų. Kaip minėjau, čia ir mano ir knygos pristatytos buvo, ir mūsų kartu su režisieriumi Justinu Lingiu sukurtas toks dokumentinių laidų ciklas reportažai iš Lietuvos požemių. Čia mes irgi pristatėme ir susitikimai buvo, ir daug tokių visokių sentimentų šitai bibliotekai. Dabar stengiuosi tiesiog knygų nebepirkti, jeigu gaunu tik dovanų ten arba savo ten jau laikau, arba kažkokios tai enciklopedijos, tai jau kas kita, nes tikrai vertėtų naudotis bibliotekos paslaugomis, nes tai daug didesnė ir ekonominė ta visa nauda, nes po daugiau žmonių vieną knygą perskaito, tai yra vis tiek, kaip sakoma, rezultatas kitas, o pasidėjęs ten, nebent kažkokią kolekciją turėtum, turiu, ten Mato Šalčiaus, Antano Poškos, Vinco Uždavinio originalias jų knygas, jau senoji leistas tarpukaryje. O šiaip stengiuosi nepirkti knygų ir netgi pats dabar nešu į biblioteką ir pas jūs, ir į tas miesto bibliotekėlės, kur yra atviros tokios, ir stengiuosi, kad reiškia, vis tiek tai ir tvarumo atžvilgių daugiau žmonių tą knygą perskaito, mažiau popieriaus sunaudojama ir mažiau medžių iškertama. Dažniausiai tai knygos mane pačios pasirenka. Keliavom mes, čia irgi toks infoturas buvo, po Mickevičiaus kraštą, Naugarduko kraštą. Baltarusija yra Liupčios pilis tokia. Lankomės ten tą Liupčios pilį ir man sako, čia gyveno Nabokovo dėdė. Ir ten moteris tarpusavį pradeda kuždėtis apie garsėją Lolitos knygą. Pasirodo, aš dar neskaitęs, tai aišku, grįžęs aš iš karto šaunu į Mickevičiaus biblioteką ir ieškau Lolitą. Nes, kaip čia visi vaikystėje skaitė, o aš dar neskaitęs. Reiškia vieta. Taip pat kitas, prieš 9 metus teko lankytis Vroclave, irgi infotūro metu, ir buvo kaip tik muziejaus atidarymas, naujas pono Tado muziejaus atidarymas, labai nuostabus muziejus, ir
pasirodo, aš Adomo Mickevičiaus Pono Tado neskaičiau. Grįžęs vėl bėgu į biblioteką pas jūs ir randu Adomo Mickevičiaus lietuvių kalbą. Vis dėlto pasiėmiau, nors kažkiek skaitau ir lenkų kalbą. Nuostabus vertimas ir tikrai, kad taip Lietuvą gražiai pavaizduotų, atradimas, bet būtent kelionės metu kažkas tave priverčia. Tų knygų daug įvairių yra ir jų visų neįmanoma. Dėl to reikia kažkaip atsirinkti. Ir mane knygos pasirenka per kelionės. Tarkim, vykome į Alžyrą ir kas Alžyre? Šventasis Augustinas gimė ir dirbo. Imu greitai iš jūsų vėl Šventą Augustiną skaitau. Albertas Kamiu skaitau, nes mokykloje tik taip, ten prabėgom. Ir ta paskutinė knyga, kur skaičiau, Jasmina Khadra, Ką naktis skolinga dienai, ar atvirkščiai, ten dabar prisimenu, nuostabus romanas parašytas alžyriečio apie tą tarpukarį, apie kolonijinius tos laikus ir vienu žodžiu atskleidžiantis būtent šios šalies tos visus ypatumus. O dabar po kelionės iš Vokietijos skaitau, kaip nekeista, vėlgi klasiką Šilerį ir Goethe, nes vėlgi mokykloje ten prabėgom, o dabar pasiėmiau Goethes Kelionius dienoraščius ir Italiją. Tai nuostabi knyga, ten jo vos ne romanas autobiografinis. Į bibliotekas istorinės, dabar į Prahą vyksime, tai ir ten, dabar neatsimenu, kažkokia tai garsiai istorinė biblioteka yra įtraukta, tai lankysim tikrai. Į kelionės visada pasiemu knygą. Vėl iš Romos grįžau neseniai, su piligrimais buvome, jubiliejiniai, kadangi metai, ir pasivaikščiojimai po Romą. Nuostabi knyga, jinai keliavo kartu į Romą. Ir aišku, aš visose kelionėse rašau kelionės dienoraštį. Tai man padėjo ateiti žurnalistika. Ir vakarais tikrai mažai lieka laiko skaityti knygą. Dažniausiai ten kolegos prie kavos ar vyno taurės aptarinėja dienos įspūdžius. Aš sakau, labai smagu būtų pabūti su jumis, tačiau reikia viską, nes, kaip sakė keliautojas Prževalskis, toksai buvo, rusai Savinas, iš tiesų tai čia jisai Lenkų kilmės Prževalskis. Jis sakė, keliautojo atmintis labai yra trumpa, nes viskas labai greitai keičiasi, greitai viskas pamirštama. Todėl dienos įspūdžius reikia visuomet užsirašyti. Ir kai jau rašai pavargęs, jau visi galbūt ir tie, kurie ten vakarojo, eina miegoti, o tu dar rašai ir paskui tašką padedi ir vis tiek įsitraukia knygą, kaip Biblija prieš pat naktį tėvai. Ir ta knyga veikia kaip migdomieji, kaip raminantis, jas paėmė skaityti ir to užsnūsti. Su Roma palyginčiau, tarkim, nes kadangi Romoje visko pilna, ten irgi viskas, istorija ten ant kiekvieno kampo tenais, tai kur žingsnį nežingsnį, taip ir jūsų bibliotekai, į kurią salę neįsi, jinai nuostabi ir knygų, kurias visas norėtum perskaityti, bet neužtektų 100 gyvenimų. Tai su Roma. Muzikantai skaito ne tik apie muziką, viską skaito. Ir manau, kad skaitimas yra būtent smegenų proto lavinimas, kad jisai neužkalkėtų. Ir kadangi pats dirbu dar ir muzikos mokykloje ir tenka su jaunimu dirbti pedagoginį darbą, ir aš pastebiu, kad jiems vis sunkiau išmokti mintinai atlikti kūrinius. O tai dėl to, kad jie visiškai mažai skaito dabar knygų. Viskas internete, telefone. Ir manau, tai būtent ir atsiliepia. Dėl to skaitimas reikalingas ir proto lavinimui, ir kad jisai, kaip sakoma, neužkalkėtų. Kaip žinome, kai atsirado internetas, daug kas pranašavo, kad knygos išvis išnyks, liks tik tai skaitmeninės versijos, skaitmeninės ir knygos nebeturės. Bet kaip matome, iš tikrųjų taip neatsitiko ir taip neatsitiks, nes knygos yra išliekamoji vertė. Skaitmeninė laikmena ir yra būtent laikmena, jinai laikina labai.
Jinai šiandien yra, tačiau koks nors atsitiks ten trumpas sujungimas ir gali viskas dingti. O knygos, jos turi bėdą, tik tai raudonojo gaidžio labai bijo, gaisrų. Kaip žinoma, yra Aleksandrijos biblioteka galbūt išlikusi, jeigu ne gaisras. Kokia įsivaizduoju? Aš manau, kad jinai taip, kažkokie renginiai, galbūt daugiau visokio viską, bet jinai tokia turėtų ir išlikti, kaip ir bažnyčia. Jinai per 2000 metų kažkiek kito, gal ten mažiau daugiau ten tų apipavidalinimų, bet jinai vis tiek išliko tas visas pastatas, taip ir biblioteka. Jinai kaip buvo, tokia ir bus. Modernesnė, galbūt lengviau bus surasti tas knygas, kažkaip atėjai, garsiniu pasakėjai balsu ir tau rodo rodiklėlės, kur eiti pasimti. Gal ten dar kažkokie tenais būdai, bet knyga jinai tokia turėtų išlikti ir biblioteka tokia, kokia yra ir dabar. Matas Šalčius, toksai keliautojas tarpukario, jisai rekomendacijose, tokiuose ar pastabos, kaip jisai sakė, kad aš, kiekvienos dienos pabaigoje vakare visą laiką peržvelgiu, ką aš naudingo, gero nuveikiau per šią dieną. Tai kažkaip tas toksai, kažkaip ir aš tą perėmiau, nes esu didelis gerbėjas Mato Šalčiaus. Ir būtent pabaigoje dienos mano pirmas numeris visuomet būna paskaičiau knygą. Jeigu nepaskaičiau knygą, tai kažką tai dar iki galo nepadariau gero. Būna, kad laiko nebūna ten ką, bet tai yra numeris pirmas. Linkiu šios gražios sukakties jubiliejaus proga, kad biblioteka išliktų patraukli, kad visuomet atnaujintų, būtų visą laiką naujų, nes knygų daug atsiranda kasdien naujų, kad jūs turėtumėte galimybę jas atnaujinti visą laiką. O kad skaitytojas niekuomet nenustotų skaityti ir visuomet ateitų pas jūs kaip į žinių šventyklą. Valstybę sudaro miestai, miestus namai, o namai be žmonių ir be jų istorijų tušti. Zy gyvenimo istorija, tai Vilniaus istorija, dalis šio miesto, kuriame šiandien vaikštome. Vaikštau ir aš po Sluškų rūmus, kur šiandien mokosi muzikos meno aukštosios mokyklos studentai. Girdžiu iš jų pasakojimų, kad čia vaidenasi, nes kadaise čia buvo kalėjimas. O kas tie vaiduokliai? Tai jų kažkada gyvenusių, čia kalėjusių ir mirusių žmonių pasiklydusios sielos, kurios dėl neaiškių priežasčių neiškeliavo anapus. Jos tarsi nori mums kažką papasakoti, o gal primena, kad Vilniaus istorija sudaro daugybės žmonių gyvenimai, kurie mums nežinomi, nes juos ištrynė laikas. Pasiliko tik tai tas, kas turėjo pasilikti. Istorija tai lyg grūdų su pelais kraitė, o laikas tai rėtis, kuris atsijoja, kas tikra, o kas bevertės. Zy istorija dar kartą įrodo, kad šiame gyvenime nieko nėra atsitiktina. Viskas vyksta pagal nematomo režisieriaus sukurtą planą. To režisieriaus vardas likimas. Jis matyt man ir pasufleravo, kad Zy istoriją papasakočiau visiems.